Vasario 16-ąją paminėjo ir mažieji telšiškiai. Jie kartu su tėveliais susirinkę Germanto mokyklos salėje parodė, ką išmoko po pamokinių metų. Šie vaikučiai lanko taip pat vadinamos kūrėjų studijos užsiėmimus, todėl jų pasirodyme daug improvizacijos. Taigi akimirkos iš šventės skirtos valstybės atkūrimo dienai. Šiandieną mes susirinkome į šventinę popietę pasidžiaugti Lietuvos nepriklausomybę. Pasidžiaugti gerais, nuoširdžiais, paprastais ir mūsų mylimais Telšių miesto žmonėmis. Taip pat susirinkome ir pabendrauti tarpusavyje, pasikalbėti, pasidžiaugti šią dieną. Taigi šventę susikurkime patys savo. Ir šalia, aišku, sėdinčiam, būkime su šypsenom. Ir žinoma, kadangi tokia šventė, pradėkime ją atsistodami ir sugiedodami Lietuvos Respublikos himną. Vasario 16. Lietuvai brangi diena. Laisvės troškimą ji primins mums visada. Ir kad turim tai saugot be paliovos, nėra žemelės mums kitur tokios brangios. Jos pamatus apgynė mūsų senoliai. Dabar ją saugo prezidentė Grybauskaitė. Teklesi Lietuva tautų bendrijoj, tešypsos ausaplaukė Lietuvaitė. Dabar norim pasveikinti visas mamytes su nepriklausomybės diena, nes be mamos nebūtų nei mūsų, nei nepriklausomybės. Tai patys sukūrėm eilėraštuką jau senokai, dabar bandom muziką kurt, padeda mums muzikos vadovė, tai va pademonstruosim. Mama, tu tėvynės spalvos, tu miškų daina, lenkėsi tau kalbos, saulė tu mana. Jei tavęs nebūtų, būt širdį gėla, man tavęs kaip trūktų, būk šalia miela. Būk ryte, kai švinta, saulė atspindėt. Būk
want is loving you and music, music, music. And I do anything for you, anything you want me to. All I want is having you and music, music, music. Closer, my dear, come closer. Bending is part of any melody. Put another nickel in the nickel loader on. All I want is having you and music, music, music. Meilė tėvynei matuojama darbais, o ne žodžiais. Ir jau kaip minėta, mes turime būti dėkingi savo tėvams, seneliams ir proseneliams už tai, ką dabar turime. Ir dabar mums tik belieka pasidžiaugti, kad esame laisvi, laimingi ir vieningi. Tad iš tikrųjų džiaugiuosi, kad dabar šiandien galėjau tai pamatyti. Ačiū Jums už tas vaikų mintis sudėtas į eiles, už tas dainas. Iš tikrųjų graži bendruomenė, tai norisi palinkėti Jums tos kūrybinės sėkmės, naujų tų idėjų, veiklos ir aišku drąsos. Tai dar kartą su švente ir geros šventės. Ačiū.